my god. Oh. Oh, good! Strike! Strike, man! Woo! Oh. Yeah. Tai šiandieninis video bus tiesiog, mes bandysim susipažinti su vietiniais, kurie žvejoja ir tiesiog pabandyti žvejybą. Esam dabar Lombok saloje, esu savo viešbutį, tai trumpai dabar aprodysiu, kur gyvenu ir varysim ieškoti vietinių. Tai čia galit matyti tiesiog tūliką, čia kopėtėlės, dabar pabandom užlipti šitom kopėtėlėm ir pasižiūrėti, kas ten mūsų laukia. Ogi miestas. Tai va čia yra iškart mečetė, kurioje vyksta musulmonų mišios, tai man miegas bus sudėtingas, bet va, čia žmonės meldžiasi. Gerai, kambariukas, užsidarom, duris bus tyliau. Tai turim vieną didelę lovą, turim teliką, šaldytuvą, virdulį, atsigert, skulptūrą kažkokią. Syfukas ir, kas keista, net turim kažkokį tais galbūt oro valytuvą arba direktintuvą. Greičiausiai tas ar tas, kondicionierius, veidrodis. Nu, žodžiu, toks kambariukas. Ir dabar tos mišios vyksta nuo pat ankstaus ryto iki labai vėlaus vakaro. Tai iki 12 nakties ir paskui 4 ryto, žodžiu, pradeda, tai 4 valandos bus tylos, nes čia prie pat mečetė. Tai žodžiu, einam dar pasižiūrėti, kokia yra teritorija ir jau tada eisim ieškoti žvejų. Gerai, išeinam iš kambario. Pažiūrim, ar užsirakino. Tai pirmas dalykas, daug tokių kambarių aplink. 3 aukštas, tai yra apačioj baseinas. Ir čia tik tais mažas baseinas, biškį paėjus bus dar didesnis baseinas, tai va ateinam iki jo. Tai noriu jums parodyti ne tik žvejybą, bet ir būtent kaip čia atrodo tas gyvenimas, kiek viskas kainuoja ir taip toliau. Yra didelis parkingas motoroleriam, tai galite matyti, kiek daug motorolerių. Apsauginis visur sėdi. Ir pamatysit labai daug vakariečių. Labai didelis bariukas yra. Labai daug darbuotojų, gal kokių 10-20. Ir smagiausias dalykas, baseinas didžiausias. Čia bariukas su daug supynų, galima sėlėti. Kavinė. Ir labai fainas iš tikrųjų viešbutis ir tas 40 eurų tikrai apsimoka, nes už 20 eurų gausi tiesiog kažkokį papelėjusį kambarį, o 40 eurų jau tikrai faina ir visai kitas lygis. Receptionas, žodžiu, labai didelis pastatas ir viskas labai fainai. Gerai, tai atvarėm iki jūros ir bus dabar užduotis susirasti, kas čia žvejoja ir kas turi valtį. Kol kas atėjau ant tilto, matau, kad kažkas irgi žvejoja, tai pasižiūrėsim, ar kažką pagavo. Ir bandysim tada ieškoti vietinio, kas turi valtį. Hello. Hello. Did you catch something? No? No, No fish? no fish. Turėsim ieškoti kažką rimčiau. Nes čia bičiukas nieko nepagauna nuo kranto. Nu, bet ir neturėtų, nes čia visiškas krantas. Ne nauji metai, bet petardų garsas. Pasikalbėjau su keliais vietiniais, tai sakė, dėl Ramadano jie nenori dabar plaukti žvejot. Nenori varyti dėl Ramadano žvejot, bet pabandysim surasti, kas visgi parsiduos už pinigus ir varys žvejot. Tai bandau dabar tarp, šiaip nemažai šiukšlių, bet bandau tarp šitų šiukšlių surasti, kas visgi pasiruošęs išplaukt su manim.
Hey, hello. You going fishing? Fishing? Can I go with you? You. Fishing. No, money. Yeah. Can I go with you fishing? Lemba angliškai nekalba. Jisai nekalba indonezietišką kalbą ir nekalba angliškai. Aš neįsivaizduoju, kokie kalba jis kalba ir neįsivaizduoju, ir jis mane paims, bet mes bandom. Kalbėjau su vietiniais, jie irgi nesupranta, ką jis kalba, bet žodžiu, aš bandysiu su juo žvejoti, jis varo su tinklu, tai pabandysim tiesiog su juo pažvejoti, jeigu jis mane priims į valtį. Tai dabar pamatysit žvejybą, net ne tą turistinę, kur kainuoja. Man iš pradžių siūlė kosminę kainą 1,5 milijono ir siūlė tik tais kitą dieną. Aš jam daviau 200 tik tais tūkstančių, kas yra labai daug kartų mažiau negu ten normali kaina. Tai tiesiog aš lipau pas jį valtį, daviau jam 200, jis pasiėmė. Jis jaučiu būtų net sutikęs nemokamai, bet sakė, nu okei, lip. Žodžiu, lipau ir dabar plaukiam. Aišku, valtelė maža, gaudysi maža žuvis, bet vis tiek vietinė žvejyba visiškai. Jokios anglų, jokios indonezietiškos kalbos, neįsivaizduoju, kaip jis kalba, žodžiu. Šita valtis tokia 50-50 safe, nes vienoj pusėje balastas yra, kaip matot, o kitoj pusėje nieko nėra. Tai jinai tokia ant vienos pusės gali baisiai verstis. Bet kiek mes taip nebus. Ir jinai mažumo, kad jūs įsivaizduotumėt. Tai tiesiog kaip sportinė baidarė, galima sakyti, biškį judesiukas ir verčiam. Reikia labai jaust balansą ir labai atsargiai plaukti su ja. Matosi, dabar nuleidinėja tinklą su svoriu. Iš tikrųjų įdomu dabar, ar mes tik paliksim tinklą, ar čia greičiausiai gali būti, kad mes tiesiog paliksim tinklą. Valtis vos nepersisvėrus čia truputį vanduo. Pažiūrėkit, priekis kaip iškilęs ir galas kaip nusileidęs. Tinklas lieka ten. Tai nepamatysim iš tikrųjų, ką mes pagavom, bet nebijokit, žvejyba čia nesibaigia. Išbandysim dar daugiau žvejybos rūšių čia Indonezijoje ir nepaliksiu jūsų be žuvies tikrai. Tai būtent taip ir atrodo tikra žvejyba. Vietiniai palieka tinklą nakčiai ir dabar tiesiog gyvena gyvenimą ir trauks tik tais rytoj ryte. Tai pabandysim rytoj labai anksti atsikelt, kokią 4 ryto ir 5 jau būt prie jūros
ir bandyti tiesiog įsimesti kitą laivą ir bandyti žvejoti. Arba, jeigu pavyks, netgi ir tą patį. Oi, žodžiu, laukiu ryto, kada galima bus eiti žvejybą. Nes taip nuobodu prie baseino kolėjat, kad jūs įsivaizduotumėt. Aš neįsivaizduoju, kaip čia žmonės visą dieną pragula. Paskutinę vakarienę ir eisim miegot, nes anksti keltis į žvejybą. Vakarieniai turėsim 3 dideli burgeriai, ten su viskuo ir kebabas ir kola. Tai 3 dideli burgeriai ir didelis kebabas čia kainavo 4,80 €. Iš tikrųjų kosmosas. Gaunasi vienas burgeris kažkur maždaug apie eurą didžiulis kainuoja. Ir prie basiniuko mes dabar juos sukaposim. Čia ir kosmosėlis. Visa širdim noriu čia gyventi visą gyvenimą. Tiesiog, wow. Oi, iš mane žvejys tai biški ne kažkoks. Turėjau atsikelt 4, dabar yra 11. Nu jo, biški sudėtinga gaunasi, tai važiuoju dabar iki kitų bičių. Gal kituose kažkas kažką pasiūlys, nes arba labai kaina didelė, kad čia dabar dieną mane vieną kažkas plukdyt, arba šiaip nėra kas eiti dabar žvejoti. Bandau dabar į tokius nepopuliarias vietas nuvaryti, surast kaimiečių, kurie bus susidomėję pinigais. Panašu, radau visiškai vietinę vietelę, kur greičiausiai turistai net važiuoja. Hello. Nu vietelė, tai čia wow. Čia toks kaip ir tinkama vieta, daug žvejų, tai gal tikrai kažką pavyks surast. Matau tinklus rezga. Oho. Big fish. Yeah, fish. Nu, va tokiu būtų įdomu pagaudyti, bet matau iš čia ant šniūrų gaudo, nesu meškeriam. Nu ką, panašu, kad išsipildė mano svajonės. Tai varom žvejoti ir už maksimum mažą kainą. Tai tenai siūlė už 500 000, kas yra 25 €. Aš čia susiradau, kas mane paims už 7,05 €. Ir turim meškerių, turim daug visko čia. Kaip supratau, gaudysim kažką ant krevečių, tai labai įdomu iš tikrųjų, kokia bus dydžio žuvis. Nes matėt, prieš tai su labai dideliam grįžo. Kad negaut smūgio, maikę užsirišau. Nes daugiau nieko pasisavimą neturiu. Tai pasiėmiau atsarginę maikę. Biškio mūsų motoros valtės sugedo.
Nežinau, kažkas atsitiko, bet esam labai banguotoj vietoje. Ir nelabai motoras nori dirbti. Good. Tik užmetus matosi kažkas bando paimti, nes jau vieną kartą ištraukė, tai buvo nulestas mesalas. Biškį duosim jiem pažiūrėti, paskui patys paprašysim. Nes aš iš pradžių sakiau, tik pažiūrėti, bet tuoj susitarsim, kad duotų ir man meškerė. O, šitas kažką pačiupo geresnio. Mažytė tokia. O, turi kažką. Matėte net filmas kaip atrodo. Tai vėl slytė kažkokia. Bet graži. Oh, I have. Hey, good strike. Wow. Strike, good. Very big. Very big. Oho. Wow. Jaučiasi, kad būtų labai didelis. Oh no. Wow. Strike. Not that big. Strike, very big. O, turim. Big one. Big. Oho. Blemba, šitas sunkiai traukiasi. Čia bus tokia jau pusė kilo gal. Oh. Wow. Oh my god. O, turi vėl. Čia jau rimtesnė biškį. Bigger one, yeah? Oho. Čia bus rimtesnis. O, kokio grožio. O, kokio gražumo žuvis. Big. Oho. Čia jau kažką matosi įdomiau užkabino. Net atsistoti reikia. O, tikrai nemaža. Oi, tau.
vietą trečią kartą, tai bandysim dabar kitoj vietoj vėl žvejoti. Kažkur prie kažkokių uolų. Ini bukan popot, guys. O? Ja. Wow. Good. Vienam bičiukui blogai pasidarė, turbūt jūros liga, tai paimsiu jo meškeras. Jo, pažiūrėk. Pas jį vienas kabliukas liko, tai daug nesitikiu, bet nu kažkas man. Apa kasih? Lah, dah jauh dulu jom puasa. Main tu mau cerita, main jadi pergi dah jauh dulu jom puasa. Dah. Pabėgo. Atrodo. Ne, turim. O, kokia. Ką mes čia turim? Tokį. Nu, jau nežinau, pagavau gal kokią 5-6 žuvį, tai žvejyba tiesiog pasaka ir kainuoja 7,50 €. Tikra žvejyba Indonezijai. Gerai, pabandom nuimt. Kai tu nesikandžiai. Nu, pas ją matosi dantis tai žiaurus. Šneka. Žvejyba į pabaigą. Šiaip labai nemažai pagavom, tai manau pavyks parodyti, kai išlipsim. Čia visai šalia matosi vietiniai gaudo žuvį su tinklais net. Can I film? Can I film? Fish? Čia pilnas maišas. Čia dar vienas. Ai, čia jau supakuoti. Here. Wow. Visokiausia. Vsio, matėt kaip atrodo žvejyba meškeriam. Gal sugalvosim dar kažką, turim dar čia porą dienų šitoj saloj, tai pasižiūrėsim.
Jau turim naują dieną ir kaip ir žadėjau, žvejyba nesibaigia, tai atsikėliau šiandien su tikslu pagauti didžiausią savo žuvį. Tai bandysim ieškoti žvejų, kurie gaudo didelę žuvis, arba net neįsivaizduoju, gal nersim į jūrą ir bandysim šaudyti tas žuvis, net neįsivaizduoju, žodžiu, viską pamatysit. Yes, brother. For 20. 20? 20. Prisipylėm kuro už 1 eurą ir maždaug už 1 eurą galėsim pravažiuoti 100 km, o gal net ir daugiau. Nes čia kuras kainuoja nuo 6 centų iki 50 kažkur centų už litrą. Lietuvoje mačiau kainą 2 eurai, tai čia vat, pavyzdžiui, 6 centai, nu ir 50. O kainos skiriasi, nes tiesiog kokybė skiriasi, tai pagal ten tą oktaninį skaičių. Kuo mažesnis tas skaičius kažkaip tuo pigiau ir kuo didesnis tuo brangiau. Dizelis panašiai irgi kažkur iki 50 euro centų, nu gal 100 euro centų, tai labai pigu iš tikrųjų čionais. Keista net, prisipili pilną baką kiekvieną dieną, sumoki ten kelis eurus ir važinėjai, tai wow. Kažkokias vietelės kaip radau tokias neblogas, kur nėra labai bangų, ramu, daug valčių, tik vat klausimas, ar man pavyks čia kažką surasti. Prieš tai kalbinau vieną, sakė, nu vakare gal ir pavyktų, tik tai sakė kažkur čia pavažiuoti, paieškoti kažkokio čiuvako. Tai vat bandau čia važinėti, ieškoti kažkokio čiuvako. Ten matosi toliau kaip ir plaukėja. Nu, kaip ir pavyko su vienu susitart už 3 valandų, nes jis dabar ten turi labai daug surferių, kuriuos plukdins surfint. Tai žodžiu, tai toks kaip coachas moko surfint. Tai bandau dar paieškoti, gal kažkas anksčiau atsiras, nes dabar 3 valandas nieko neveik neįdomu. Kažką ten matau. Oi, sunkiai sekasi ieškoti, buvau vieną radęs, pasiūlė 100 eurų ir galim iškart varyti, bet 100 eurų kažkaip blemba gaila. Nu, suprantu, būtų kažkur Europoje 100 eurų, bet šiandien, kai viskas taip pigu, 100 eurų noriu. Nu, dėl to, kad vienas sakė, būtų grupė, būtų pigiau, tai va. Nu, bet bandau dabar kažkur pravažiuoti vietiniais keliais, gal surasiu vietinių, kurie norėtų pažvejoti. Neįsivaizduoju, ar čia kažkur iš vis privažiuosim. Bet lyg ir... koks bičas. Wow. Tai privažiuosim arčiau. Pažiūrėsim. Kaip ir matau kažką tais. Maybe you know, do people going fishing here? Fishing? Yes. Today? Yes, or it's only surfing. No fishermen here?
Ta moteris pasiūlė už 5 eurų, tai iškart sakau, ne. Jaučiu grįžtu į tą vietą, kur vakar žvejojom, nes blemba čia kainos kosminės šitoj pusėje salos. Nieks nenori varyti žvejot, nežinau kodėl. Nu tiksliau nori, bet už labai brangiai, tai man netinka tokios kainos. Buvau dabar užsukęs į tą vietą, kur vakar žvejojau, tai su keliais žmonėm pasikalbėjau, 5 eurų noriu už žvejybą. Nu blemba, kosmosas. Tai bandau dar važiuoti toliau į kitas vietas, gal pavyks kažkur kažką pigiau susitarti. Nu šiandien baisiai sunkiai sekasi, pavyko surasti kapitono laivą už 300, sakau, o meškį ragausiu, sako, ne, tipo tik tais laivas ir kapitonas 2-3 valandom už 15 eurų. Sakau, tai iš kur žvejybos reikmenis gauti, sako, nu šitam rajone iš vis nėra. Tai grįžtu iki savo viešbučio, tenais į tą prieplauką, bandysiu, nežinau, tada gal daugiau sumokėt, kad tik tais nuplaukt pažvejot. Nes jau 3 valandos, jau paskutinis vakaras mano šiandien, tai reikia kažkaip dar surast, kas varyt žvejot, nes blemba. Labai noriu dar pažvejot. O, namukas Medija. Vaikai žaidžia Mediją. Sakau, dabar vietinį pavyko susitart už... Kiek čia pavyko dabar? Už kokių 3 eurų, tai sakyčiau visai pigiausiai kiek pavyko, bet varysim didelių žuvų gaudyti. Tai va tas įdomiausia. Nu čia panašu bus labai rimta žvejyba. Mačiau masalai kokio didumo, tai wow. Pažiūrėkit, kokio dydžio masalas. Biški už delną ilgesnis, tai gaudysim čia, nežinau kiek domėjaus, tai visokias barakūdas, tūnus, nu žodžiu, labai didelis žuvis. Nu, va čia tai prasideda žvejyba. Jeigu ir nieko nepagausim, bent jau pabandysim. Eina tau. Visur po 5 eurų, po 5, čia irgi iš pradžių labai daug dėrėjusi, norėjo kem 5, kem, paskui tram 5, sakau 30. Nu ir atsirado vienas, kuris sutiko ir kaip ir galėsiu žuvį pasigauti, net jeigu ir 10 kg, 20 kg pagaunu žuvies galiu pasimti, bet esmė, nu ką aš čia su ta žuvim darysiu. Paskutinis vakaras, tai nemanau, kad aš spėčiau ją čia kažkaip parduoti. Čia dar turim žvejų kažkiek. Kažkiek išplaukiu žvejot, tai pats baisiausias būna vėjas ir banguota jūra. Nu tikėkime, valties nepaskandinsim. Manau, jis žino, ką daro. Kokybė nebus pati geriausia, bet pamatysit vis tiek esmę, tai žvejybos būdas tiesiog plaukt su valtim ir tempt tuos masalus ir turėtų kažkas užsikabinti kažkada, arba nebūtinai.
You have something? No, together. Together. Pull out, no. Pulling. Right. Don't too much pull up, bro. Just half put down again. Like 40 meters put down again. Transport, right? You like this one or you want a fishing bottom? I like in this and this. Huh? I like to catch a fish. Okay. I mean, you wanna try catch a bigger one with this or try a small catch With smaller, more chances to catch. like a grouper or snapper? Dabar pakeitėm masalą į tokį 150 gramų ir du kabliukai tokie. Ir diginam palei dugną, nuleidžiam iki po dugno, sakė čia kažkur, sakė čia yra kažkur 80 metrų, tai nuleidžiam į patį dugną ir paskui keliam į paviršių. Nu ir turėtų iškip didelės. Sakė, jeigu nepagausim didelių, tai tada varysim mažesnių gaudyti. Dabar keičiam techniką, užkabinom krevetės, va taip tiesiog. Ir leisim ant dugno ir tiesiog laikysim. You do like this, brother. You do like Yeah? Later, even fish eat like this. Oh, fish. Can I touch? Yeah, thank Yeah. you. Kokia įdomi. Eina savo. Vau. Kai žuvytė. Kokios akys. There is a tuna? Oho, bičiukas. Vos traukia. You can fishing, brother. Fishing later when close. It will be very long? Yeah. Ok, pažiūrėsim vėliau, ką pagavo, bet žodžiu labai ilgai sakė trauks. How much kilos it can be? This? Yes. 3, 4. Sakė 3-4 kilogramai gali būti. Bet žodžiu, nelauksim. There is a 2 hooks. I need to put on one. 2. 2? Yep.
On the same? Yeah. Huh? You wanna fight? Yes? You want Yeah, I wanna try. this? No? Yes. No, you wanna this? I don't know, it is very hard. Not so hard. Come on. Lift this one. Even stronger you wait, even not stronger you can do. Wait. Okay, come on. Gerai, pabandom. Yeah. Okay, pull, don't leave it. Yeah. Oho. Strong, just leave it. Wow. Even big. Slowly. Come on, brother, don't leave it. Yeah, I just need to... Don't leave it loose from the hook. Camera already? Yes, filming. Oh, This is tuna? not tuna, maybe grouper or snapper. You don't Wow. fight, you do slowly, yeah? I'm do technique jigging. Ooh, look this. Wow. Whoa. This big. Like this. O! What the fuck, didumo. Va čia tai žuviakas. Eina sau. Wow. Wow, kokie dantis. Eik tu sau. Big, eh? Open this one, open. Ne mano pagauta, bet vis tiek neblogas žuveliokas. Maybe Wow. 4 kilo. 4 kilo. Nice. Eina sau. Okay. Hey. Wow. When you feel it, you can stop. Yup. Oh, I have. Oh, good one. Strong, yeah. Wow. Oh. Šita nemažytė bus. Blemba, jau rankas skauda. Oh. Good one. Nu ką, dar viena žuvis sąskaitoj. Sakyčiau, nu tokia delninė. Graži. Abu kabliukus suvalgė. Ai ne, vieną. Kokio žiaurumo dantis, nežinau ar matosi per kamerą, bet tokie oranžiniai, kaip tiesiog spygliai. Oh! Yes, I have one. Grouper, look. Oh! Nice. Wow. Good fish. Oh! Ooh, Wow. red color. Kokia žuvytė, eik tu savo. Nu, dydžio biškį gal didesnį už delną. Good for it, yes. Eik tu savo.
I have. Yes. Ką, dar vienas laimikis. Atrodo biškis susprogęs. Gerai, kabinam atgal šitą žuvį, bandysim toliau trolint. Turim barakudą. What do you need? Nu ką, kovojam su barakuda. Tuna? How much it would be kilos? Is this love in there? Just a bad memory. When you came around, you came around, you came around, I let you know. And when you were down, when you were down, when you were down, I made you whole. Is this love in there? Just a bad memory. Whoa. Don't want to go up. If you come around, you come around, you come around, you know. When you were down, when you were down, when you were down, Oh, wow, big one. Oh my god. Whoa, I see. Wow. Whoa. Oh my god. Whoa. Whoa. is this love? Oh my god. Whoa. Oh my god. Just a bad memory. Whew. Oh my god. Just a bad memory. Bye. That's hard. Yeah. Oh my god. This you want, eh? This you want. This you want, yeah? This you want. Yes. This already. Oh my god. Oh my god. How much kilos do you think it is? 5, 5? Only 5? 6 maybe. We don't know yet. It looks like 20. Oh, we have one. Oh my god. Can you move? Yes. Whew. Nu ką turim? Honey. Can you? This. Put here. Yeah, put you. Oh my god. O, ką, didžiausia mano žuvis pagauta gyvenime ir net, ta prasme, pranoksta beleką. Sakė maždaug, this is tuna, yes? No? Wahoo. Can you repeat? Wahoo. Vahu? Wahoo is like a family of barracuda. Ok. Sakė maždaug apie 8 kilus, tai paskui gal iš arčiau pavyks nufilmuoti.
viskas, žvejyba baigėsi, grįžau į kambarį ir čia buvo man geriausias emocijos, kokios tik galėjo būti. Didžiausia žuvis, nereali žvejyba, žodžiu, tiesiog wow. Tai kas pažiūrėjot video iki galo, tai būtinai užmetam laiką, parašom į komentarus kažką ir pasidalinam su draugais. Ačiū, kas pažiūrėjot ir iki.